Tai aš tą progą pasidarysiu intro. Labas rytas, mes niekur nevėluojam, taip čia mano ir dar yra ir Karolis iš ant dviejų ratų laidos. Pagaliau atvyko į lokaciją. Nei kiek nepavėlavęs, šiandien mes leidžiamės į žygį, ekspromtas, žodžiu, važiuosime aplink Kauno marias, kaip jūs jau žinote, bet ko jūs nežinote, nei mes nežinom, tai ar mums pavyks ir kaip mums seksis. Tai vat viską sužinosim dienos eigoj, statybos man už nugaros, o dar už nugaros yra ir 2 ratų imperija Kaune, kurie sutiko mums paskolinti elektrinius dviratukus, juos pristatysim neužilgo, dabar yra ruošiami. Tai va, nesu bandęs elektrinio baiko, bus labai įdomu, diena nusimato graži, norisi daug visko pasakot, bet manau, kad reikia nepliurpti, o pradėti ruoštis ir šoksim į trasą. Pirmas pastebėjimas yra, kad važiuosime praktiškai su sliukais, kaip matome. Ar čia yra tiekėjo aplaidumas, kaip jūs vertinate šitą situaciją? Ar tai gali grėsti mūsų saugumui? Saugumui negrės, bet įveikimui tam tikrų kliučių tai tikrai nepadės. Papildomi iššūkiai mūsų tikrai negazdina. Vienaip ar kitaip iššūkis bus rimtas, neaišku, kaip jisai pasibaigs. Kažkaip spėjau, kad galbūt net ne Kaune jisai baigsis. Oi, sakyčiau, kad tu taip, žinok, neburk. Matai, mūsų silpnoji vieta galbūt yra, kad mes neturim plano, čia reikėtų oficialiai paminėti. Nežinom jokio maršruto, nepasižiūrėjom. Kelto neturim, nieko neturim, kaip persikelt per marias. Jeigu neturėsim kaip persikelt, tada reikės važiuoti iki Birštono, artimiausias tiltas, ko mes tikrai nenorėtume. Tai, žodžiu, daug dalykų yra neišspręstų ir reikės kažkaip šiandien išspręsti, nusimato karšta dienelė. Nu tai kol Martynas iš Twils Empire ruošia mūsų žvėriukus karštai dieneliai, mes irgi nesnaudėm, dėjomės aprangėlės, dėjomės apsaugėlės. Ačiū Tauriu, kad paskolino savo enduro outfitą, tikrai labai pravertė. Kai buvome apsirengę, beliko keletas formalumų, išklausėme instruktažą, gavome atsakymus ir rūpimus klausimus, padėjom parašiukus, kad nehuliganavosime gatvėje ir buvom pasirengę išvykti. Tai kadangi tą progą taip įdomiai pasakoju, galvoju, gal dar galėtum papasakoti apie tos dviratukus, kurį mes važiuosim šiandien. Tai labai paprastai tariant, smagus ir paprasti dalykai, kurie tinkami netgi visiškai pirmą kartą sėdančiam ant motociklo, kadangi valdymas yra kaip žaislo, yra gazas ir yra stabdžiai. Nėra jokios sankabos, nėra jokių bėgių, užtenka laikyti pusiausvyrą, kurią laikyti gana lengva, nes pats daiktas jis nėra sunkus. Kiek čia kilogramėlių? Čia apie 60, šitas didesnis. Šiaip jie apie 5 sveria. Piliečiam, kurie bijo, kad juos gal užgrius, tikrai neverta labai stipriai baimintis, nes net jeigu užgrius, tai bus tik tai kaip labai sunkus dviratis. Viesos greičio galima tikėtis grubiai 80 km per valandą, o atstumas, aš sakau, taip tarp kiam ir šiam 7 kg priklauso nuo svorio ir nuo važiuotojo patyrimo, kiek suka rankinė. Čia buvo spaudai ir nespaudai šitie duomenys. Supratau, nespaudai. Fuck you system. Sistemai šis fakas nepatiko ir nusprendė mane gerokai pamokyti. Visas garsas yra šio video metu yra labai prastos kokybės, todėl iš karto labai jūsų atsiprašau, gerbimieji žiūrovai, pabandysiu savo nuostabių pasakojimų uždengti siaubingus girgždesius ir pataupyti jūsų ausų būgnelius. Mūsų ekspedicija prasidėjo kelios minutės po 11, per Šančius pajudėjom Panemunės link, vyko apspratimas su dviračiu, pirmasis off-road takelis, pirmasis kalniukas, pirmas žymus status įvažiavimas. Pastaba, kad per šią kamerą atrodo viskas ne taip statu, kaip yra iš tikrųjų, tad neapsigaukite, šitas betoninis šlaitas buvo tikrai intimidating for me, bet aš įveikiau ir jaučiausi puikiai. Pavyko! Nice. Truputėlis parkelio, truputėlis miškelio, truputėlis pievos, truputėlis geležinkelio bėgių ir mes pagaliau prijudėjome prie pagrindinio savo žemėlapio Kauno marių. Labai gerai, kad Karolis buvo kartu su manimi, jis pakeliui dalino įvairius enduro tipsus, kai reikėjo prie ir padėjo, be jo tikrai nebūčiau veikęs šios trasos, tai ačiū Karoliui už kompaniją. O dabar pasižiūrėkime, į kokius šabakštynus jis mane paviliojo. Matau, kad Karoli, tu ryškiai nori, kad aš nebaigčiau šiandien žygio savo jėgom, ne? Lemu, kai jisai tai daro, atrodo sunku, bet įsivaizduokit, kaip man dvigubai slabnesniam čuvakui. Aha. Dar daugiau. Čia normalu taip. Atsiprašau
2 ratų imperijos. Tikiuosi, kad šitą vietą jūs nuėjot tualetą nežiūrit. Man neblogai sekasi, čia tik biškį užkliuvom. Nu va, kaip nieko nebūtų buvę. Gerai, žiūrovai, žodžiu, gali būti, kad šita laidelė šiek tiek ilgesnė bus. Priekinę padangą pagauta, ne? Už šakių imti? Aha, ačiū Jums labai. Yra tokia programa Enduro didysis brolis. Globėjas, Enduro globėjas. Taigi, aš ir mano Enduro globėjas judėjome lėtai, bet užtikrintai. Mūsų kelyje buvo nemažai kliūčių, kurias teko įveikti, privirtusių medžių, nubirėjusių šlaitukų į mares, kol galiausiai atsimušėme į šlaitą. Didįjį šlaitą, vadinkime jį dešlaitas. Karolis bandė ryžtingai jį atakuoti, tačiau prireikė ir mažojo Enduro brolio pagalbos, tai mes ten stumėm, traukėm, slydom, stumėm, traukėm, įsivėlėm konfliktą su vietiniu pagaliu, po to ravėjom šakas, žodžiu, sugaišom gerą pusvalandį, kol šiaip netaip užsikabarojom į viršų. Nežinau, kaip atrodau, bet tiesiog, kad turėtume įrodymų, kad kalnas tikras buvo. Na, o desertui dar laukia truputėlis dilgėlynų, patvorių, kol galiausiai pro Pakalniškių piliakalnį išlindome į jau vaizdingesnės vietas, kur galėjome saugiai padidinti greitį ir fainiai prasilėkti Kauno marių pakrantę. Tačiau speed zona truko neilgai ir mes grįžome į kliūčių ruožą. Žinai, turi būti vienas kietas ir vienas, kur nusiveda. Panašu, kad nenori mums duoti atsikvėpti. Toks biškai didesnis rastukas. Brolytė. Smagu, labai gerai. Atsargiai, kad neįvažiuočiau. Duot gaziuko. Gerai, laikau. Išbandymo? Šitas? Nu parodė, kaip reikia. Tu juokauji. Ta prasme, bijau. Eik, tu savo. Ja, netikėjau, bet ta prasme, tas mocas pats viską padaro. Tik tai spausto rankinytę reikia. Kauno marių regioninis parkas, elektriniai dviračiai, drasko smėlio paklotę. Bet čia gal nėra labai blogai, kaip mes taip darom. Jei ką, aš esu Karolis Miravičius ir tu esi Daras Birvydas. Ai, taip. Aha, supratau mintį. Eik, savo, mano pirmas rimtas rastas. Mes važiuojam tuo Camino Lituano piligriminiu keliu, matai, sužymėti tos yra mėlyni ženkliukai, kriauklytės. Tai jį įveikinėja dažniausiai pėsčiom, po to įveikinėja dviračiais, o mes galėtume būti enduro piligrimai ir padaryti visą lietuvišką Camino Lituano su šitais baikais. Jis eina nuo Joniškio viršaus iki Suvalkų. Tai va, idėja kitam video. Jeigu jums patiko ši idėja, parašykit komentarą ir mes būtinai apsvarstysime galimybę įgyvendinti tokį projektą. Na, o dabar grįžkime į Kauno marių regioninį parką, kur mes sėkmingai priartėjome prie Žiegždrių, bet jau buvo metas sustoti, pasistiprinti vietinėje parduotuvėje, tai čiupome kolos, čiupome monsterę, čiupome ledų ir susileidome cukraus dozę. Pasistiprinę patraukėme Arlaviškių link, tačiau čia keliukas darėsi vis sunkiau pravažiuojamas ir mūsų greitis pradėjo stebėtinai lėtėti, kol galiausiai mes visiškai sustojome. Kaip vienas yra žmogus pasakęs vienam video, į kokius čia pidarastinus mane įviliojai. Ta prasme, gerai, kad tu čia esi, nes aš pats tai nebūčiau sugalvojęs, kad čia reikia važiuoti. Stipriai kelt vienkę, ar ne? Oik tu sau! Man atrodo, reikės daryti šitą gulščią perdavimą. Ir tada, va taip va, puikiausiai, jokių problemų. Gerai sakyčiau, galbūt šioje kelionėje tokia yra pirma, tokia kaip duobė mini. Emocinė ne, bet gal sakyčiau navigacinė, kuri gali privesti prie emocinės.
Lietuviškos Amazonės džiunglės. Puikiai, bet kažkas jau čia su mečete prakirtęs praėjimą mum. O, štai ir takelis. Galų gale išsigelbėjom iš tų šabakštynų ir normaliais keliukais galėjome pajudėti savo pusiaukelės link, tai pro Gervėnupio ir Viršužiglio apylinkės takais, takeliais, sodais, pakrantėmis mes lėkėme link Arlaviškių. Jau buvo vidudienis, buvo laikas pasikrauti baterijas, užkasti ir uždaryti pirmąjį mūsų žygio ratą. Štai horizonte jau matosi ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, o kur buvus, kur nebuvus, ir Arlaviškių parduotuvė. Čia yra parduotuvė, kažkokie tikrai matau ledų. Bet mums reikia šiek tiek daugiau negu ledų. Gal pažįstate, kad dar laivą kokį nors, kažką, nes mes važiuojam aplink Aresą ir norim perplaukti kitą pusę. Abejoju, nebent tenai bus kas nors iš žvejų ir jūs su jais susitarsit. Manau, kad mes čiupkim viską, ką mes galim tik pačiupti šitom rankom. Įskaitant ir jūsų elektrą. Gerai, 24% yra ir yra be 7 minučių 4. Tai jungiam masę. Pažiūrėsim, ką pavyks čia užkrauti. Gerai, seni, laikykis. Opa. O, gerai, dvi lemputės ir viena iš jų mirksinti. Nu gal nesprokščiam saulės, padėsiu biškį pavėsi. Toks va, Arlaviškės charging hub. Gerai, kol dviračiams yra vykdoma elektrizacija ir Karolis žiūri kažkokių tai gražių merginų, matau tiktokus. Tai pasižiūrėkit kokį stalelį enduro bendruomenė užsimaišė. Kaip mus pasitiko Arlaviškėse, su kokiom vaišėm. Prašom, suraugų tamsi donelė, morta, Panemunės pievų, lydyto surelio užtepėlė iš vaikystės. Mama darydavo sumuštinius. Panevėžio filė aukščiausia rūšis, paraikysim skaniai. Ir viską dar su rambino sūriukais, peliukais užkasim. Tai tikrai nusipelnėm. Blema buvo padirbėta rimtai, nesakyk. Buvo visai padirbėta tikrai. Nesunkiausia diena motociklų kokias turės tikrai. Bet to pačiu smagi. Tai norėjau klausti, ar tai prasme čia įprastai visai, kad toks darbas vyksta, ne? Čia labai lengvai darbas. Lengva, ne? Nes mes, kai varom jau taip paendurint, tai ten jau būna visada sunku. Varai taip, kad žodžiu įlėktum kažkur, kad jau reikėtų kvies džipą, kad ištrauktum su... Dažniausiai yra tiesiog arba rastai kokie, per kuriuos reikia ten pastovi varyti, arba kalnai, kuriuos jeigu neįvarai, tai tada ten, žinai, kol ta moca atsisukė. Ok, nusprendžiu, toks gaunasi techninis raidinimas. Man tai patiko, va čia buvo tos atkarpos, kur tokios važiavom tokiom provežom per miškelius, bet kaip ir greičio, bet ir posūkių ir tokia va traselė buvo. Oho! Tai kai, arkliukas? Jeigu reikia laivo, gali skambinti tik vienam žmogui Kaune. Labadiena, staigmena jums. Jeigu dviem enduro entuziastams su elektriniais dviračiais reikėtų persikelt nuo Arlaviškių iki Mergakalnio šiandien, Jurga mūsų neišgelbės. Žiūrim, ką rodo. Rodo 64. Man atrodo, keisime dvirkais. Galėsim ir taip padaryti. Nes mano daugiau biški naudoja. Ne tavo daugiau naudoja, o tu daugiau naudoji. Vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Žodžiu, kokią 1:20 pasikrovėm. Popietis. Esam kelyje jau 6:20 minučių. Sukrovimai. Jo, čia nuo išjudėjimo plius minus iš Kauno ir dabar yra po 5:22. Tai dabar realiai remiamas momentas. Važiuojam ieškoti tų žvejų. Ta prasme, aš tai labai noriu perskelti kitą pusę. Jeigu mes galėtumėm įspręsti šitą klausimą šiandien. Patrinkit vudulėlės, kad mums pavyktų surasti, o mes varykim ieškoti.
Let's go. Let's go, let's go, let's fucking go. Nedelsdami nuvykome į spotą, kur žvejai slidinėja savo valtis į marias ir ten radome keletą tuščių priekabų, tai patvirtino, kad valčių judėjimas ten tikrai vyksta, na, o mūsų norimas taškas Kruonio hidroelektrinė laukia kitame krante vos už kelių šimtų metrų nuo mūsų. Tai užėmėm pozicijas prie kranto ir nusprendėm palaukti kokių nors žvejų, kurie be netrukus ir pasirodė. Tačiau, žodžiu, nesėkmingas buvo mūsų laivo tranzavimas, vyrai buvo 0% susižavėję šitą idėją, nekreipė dėmesio, jo entuziazmo buvo nerasta, tai jie dabar ką tik išplaukė, žodžiu, čia jų reikalas, nesvarbu. Mociukai vis dar ant kranto, tai dabar nusprendėm, kad Karolis važiuos iki savo draugo sodo, kur galimai nėra, bet galbūt yra raktas nuo valties, kur yra prirakinta kažkur krūmuose. Tai žodžiu, procentų labai nedaug, kad yra tas raktas, bet jeigu ras raktą, tai tada galėtume atsirakinti tą valtį, susikrauti ir perirkluoti į kitą pusę, kur yra visai ranka pasiekiama. Tai čia toksai būtų net ne B, C planas, bet bent jau pajudėtume į priekį. Tai dabar aš lieku toliau prie perkelos tranzuoti. Gal dar kažkas grįš arba atvažiuos? Aš dar turiu vieną tokį ekstra pamąstymą, kad gal mes galim ieškoti ne kelto, o autobusiuko, kuris mus čia surinks, praveš pro Birštono tiltą ir išleis ten. Va. Tai galima tada prašyti Jurijaus, mums tik pažįstama parduotuviai. Bėda ta, kad jis pirko alų. Nu, bet gal... Tai mes pavairuosim į tą pusę, o po to jisai liks nakvos į toj pusį. Nu, žodžiu, bet seniai, šiaip gera idėja. Ir jinai netgi realesnė. Negu stavarė. Laiku jinai užtruktų ilgiau. Nu, o tu paskambintum jam? Tai gerai, toj adresą tau numesiu varyk. Gerai, pas jūs neatlėkėm? Aha. Gerai. Grįžome atgal į Arlaviškę, susiradome Jurijaus namus, buvome labai svetingai priimti, atsigėrėme arbatos, bet tuo pačiu metu supratome, kad kelionė automobiliu į kitą marių pusę užtruks išties ilgai. Žodžiu, vyko pasitarimas komandos, pasėdėjom valandėlę, pavaišino mūsų Jurijus šeimininkas arbata. Tai žodžiu, labai esam dėkingi už tokį priėmimą ir nusprendėm, kad važiuosim atgal į Kauną, nes perskelt nepavyko, apvažiuoti su automobiliu užtruks labai ilgai ir kitos pusės neįveiksim turbūt su šviesa. Jo, tai nerizikuosim, bet į Kauną grįžti, kaip sakant, nuleidus galvą irgi nesinori, tai sėsim atgal ir parvažiuosim iki namų. Iki šiandien. Jo, dar saulė šviečia, gražus vakaras, reikia išnaudoti. Pasikrojom batarkės truputėlį. Tai ką, manau, kad laikas judėti. Kaip tarėm, taip ir padarėm. Pradėjom važiuoti Kauno link. Vakaras buvo aksominis, nuostabiai švietė saulė. Varėm keliukais, varėm per laukus, per ražienas. Žodžiu, bandėm surasti naujų maršrutų. Visiškai netikėtai ir neplanuotai privažiavome tokią kaip ir enduro trasą, kuri pasirodo buvo Karolio bičiulio. Tai apsukome porą ratų smėlio trasoje, man tai buvo irgi maloni staigmena. Na ir kągi, galiausiai vėl pasiekėm Kauno marias, sustojom paskutiniams pit stopui ir palydėjome saulę. Va tai va, ne? Va tai va. Jeigu galima su ne arklių, o žirgų. Jeigu su žirgais galima, tai galima ir su elektriniais dviračiais. Net nebejoju. Mes čia visą dieną kvesionuojam savo tą važiavimą, bet aš galvoju padarom tokį final, kaip čia pasakyti, statementą, kad bendrų sutarimų mes nieko blogo pasauliui ir žmonijai nepadarėm. Mes realiai visą laiką važiavom keliais, kurie buvo pėsčiųjų praminti. Aš kiek važiuodavau iš paskui tave, tai net nesimato, kad tu pravažiuoji. Tai... A ne? Nu va, žmogaus žodis garantas. Kol mes švariomis sąžinėmis damušinėjame paskutinius kilometrus link savo saugaus garažo, yra puikia proga aptarti ne tik šios dviračius, bet ir mūsų dienos žygį. Taigi kelionėje mes praleidome nepilnai 11 valandų ir nuvažiavome 92 kilometrus. Dviračiai tikrai draugiški nepatyrusiam raideriui, nereikia būti važiavus motociklu, tiesiog sukate rankeną ir dviratis lekia į priekį. Pats važiavimas buvo stabilus, greitas, galios tikrai užteko. Žinoma, didžiausias iššūkis būtų baterija ir jos pakrovimas. Pilnai pakrauti šio dviračio
bateriją reikia apie 3,5 valandos, mes krovėme 1,5 valandos prie Arlaviškių parduotuvės ir dar valandą pas Jurijų svečiuose. Tai ilgesniem kelionėm tokie dviračiai tikriausiai nėra tinkamas pasirinkimas, tačiau dienos išvykai ar pasidraskymų sodyboje prie ežero žaisliukas tikrai fainas. Tai jau taip atrodo veidas po 10 valandų ir 34 minučių kelyje. Žodžiu, išvada numeris 1. Susiplanuokit maršrutą ir būtinai išspręskite jo esminius momentus. Šiandien mūsų tikriausiai nuo apvažiavimo aplink Marias sustabdė būtent tai, kad nebuvom išsprendę kelto reikalų. Nebuvom, jo, susiplanuojame. Ir čia ir buvo ta... Biški pavedė startas vėlyvas. Bet čia detalės, bet manau, kad esminis, jeigu mes būtume perkelti, mes būtume važiavę, vargę dar toliau, į naktį gilyn ir kažkur galbūt sustoję, galbūt atvažiavę, bet... Taip, bet būtumėm daugiau įveikę negu šiandien įveikėm. Jo, pratęs kelionės dėl neturėjom galimybių, kai kam reikia į darbą, kai kas turi reikalų, tai žodžiu, nakvynės opcija atkrito, bet esu labai aš patenkintas, ačiū už kompaniją. Karolis jo pamokino dalykų, tikrai nesitikėjau, kad tiek bus šiandien žodžių veiksmo, taip kad viskas aukštumuose, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad komentuojat ir už viską ačiū. Jau per ilgai, ne? Jau reikia atsijungti viskas, atsijungiu.